Pavaikščiojo naujas rusas po Ermitažą ir išeidamas sako, nu taip, ką pasakysi, skurdoka, bet švaru. Rytinis 2 naujųjų rusų pokalbis. Sako, vienas kito klausė, sako, tu kodėl vakar Arabui davėjai $3 milijonus ir paprašėjai, kad iš Arabijos atvežtų tavo veltinius? Jo, pabaliavojom. Laidoja naujai rusai ir krištolinis karstas, žiedai ant pirštų grandinės, ant kaklo auksas, aparatūra sudėta audio, video karste ir senutė eina pro šalį, šlavėja tokia, šlavėja, pažiūri taip, jo, sako, gyvenagi žmonės. Kodėl tiek daug naujųjų rusų yra sponsorių? Todėl, kad lengviau pasidalinti, negu paaiškinti, iš kur paėmė. Seniai nesimatė 2 susitinka draugai, abu naujieji rusai ir vienas klausė, nu tai ko dirbi? Nu, supranti, aš dabar killeris, o tu kas? O aš tai jau bankininkas. O, nu tai dar susitiksim. Naujas rusas ateina pirkti karsto savo draugui nušautam. Ir klausė pardavėjas, sako, sakyk, mielasis, kuris karstas yra geresnis? Nu, žinot, kaip šiandien, sunku pasakyti. Pavyzdžiui, šitie cinkuoti, jie yra ilga amžiškesni. O, pavyzdžiui, tas žolinis yra sveikatai naudingesnis. Atvažiavo 3 nauji rusai į Prancūziją, atėjo brangiausią restoraną, Maksimė sėdė, reiškia, užsisakė brangiausio konjako. Sako, atneškit mum, kokio tik turit brangiausio. 3 butelius. Įkalė 3 butelius konjako. Ir sako, dabar padavėjas, klausyk, atnešė mums sąskaitą, atneša sąskaitą. Sako, nu, nifigo, sako, čia tiek konjakas, nu, sako, jūs brangiausia prašėte, 3 butelius, jūs žinot, kokios kainos pas mus. Prancūzija vis dėlto, jo, sako, tai klausyk, ką susimesim? Ne, dai, ne velnio. Kuris ištrauk trumpiausią, o tas ir moka. Gerai, ir staiga atbėga padavėjas, sako, vyrai, ramiai, ką jūs darot? Pas mus tai žmonės daro su degtukais.